Po mano kiekvienos papostintos dainos atsivelka čia pablėvys gotfauna ir čia jie atrajos daug kritikos tuščios, jos trolint komentaruose taip faina, bobelkos, kurių profiliai nusėti gėlėmis, laimingos, kad nereikia dar gulėti po jomis, pilvoti vyrai su languotais šortais, pozuojantis iš Turkijos kurortų, pripučiami atletai su dirbtiniais raumenim, jų pripūstos patelės su pripūstais sėdmenim, provincijos filosofai išmąstantis bet ką, su folgos kepurėlėmis ir su plokščia žeme, geziukai treninguoti, o jų rankoj pavadys, prie pavadžio pririštas šuo grėsmingas, kada nors jie išgėrusi šunelis apdraskys, su antsnukiu tuomet vedžios tvarkingai, diedai su nevažiuojančiais šaranais ir alkoholiu sunaikintais šarabanais, pragerto mordom ir rudais dantim, tokie komentarus rašys naktim. Šaranas su jo būta šeimų marše, kur vėliava mosavo apversta, ilgai po to tranzavo autostradoj, Šaranui subirėjo pakaba, nevykėliai pozuojantis prie moco, ten baikeriai jiem leido papozuot, jie fotkių rakursais visais padarė, kad Facebook'e galėtų šustravot, prie mašinos pozuojantis durniukai, jiem rodos, kad tai žiūrisi kietai, teises pragerti jis ilgai netrūko, kiek šeimai jo kainavo visą tai, paskaičiuokim vandent tiek į namuos, dantis gražius tvarkingus, namų remonto pinigus, taip verkiant reikalingus, trumpas šeimos atostogas, vaikučių būrelius, dažnesnį tėvų lankymą, nes lanko per balius, jiem reik pabrėžti statusą, nors statuso nėra, vienintelis jo statusas bedarbis eilėje, jei visko to nereiktų, dar juk antstoliai yra, ai nafik jos skola nedings, svarbiausiai mašina, kartu šios infuzorijos sudaro gyvį retą, tai Nemuno dešros elektoratą. Kažką dar užmiršau apdainuot.